Garbėjus Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Šiandien turime temą, kur vadinasi Erosas. Ir iš mano tokio backgroundo, per rekolekcijas eidavom apie graikiškus žodžius meiliai. Žinau, kad graikų kalboj jie naudodavo kelis skirtingus žodžius meiliai. Kai kalbėdavo apie Erosą, visą laiką kreipdavo dėmesį, kad tai tarsi romantinė meilė tarp dviejų žmonių, arba net gal geidulinga meilė, tai negalim sakyti net meilė, bet gal toks geismas kito žmogaus. Bet kaip suprantu, tu nori mums duoti biškai kitokį apibūdinimą Eroso. Taip, tikrai biškai skirsis jisai nuo to, ką mums siūlo pasaulis. Tai apie tą geidulingą kabutėse meilę, čia turėtume panaudoti graikišką žodį porneia, iš kurio kyla mūsų šiuolaikinis žodis pornografija. Ir tai yra būtent tas neskaistus lytiškumo apskritai panaudojimas. Erosas yra net nebūtinai susijęs su lytiškumu, su romantinė meilė ir panašiai, kaip mums visiems gali atrodyti. Nes turim žodį erotika ir dauguma galvoja, kad čia, toks lengvesnis porno. Bet tas žodis erosas, norėčiau jį reabilituoti, jisai nėra visiškai susijęs su geidulingumu ir jo lab neturėtų sieti su pornografija. Ir iš tikrųjų erosas, anot Platono, tai yra jausminio žmogaus nukreipimas į transcendentinį arba antgamtinį. Ką tai reiškia? Kad žmogus per erosą pakyla virš žemiškų dalykų ir eroso yra traukiamas į to, kas yra ne iš šito pasaulio, reiškia antgamtinio, o reiškia ir dieviško. Nes graikai tikėjo dievais, ne? Kai kas net tikėjo vienų dievų, buvo ir tokie, bet jiems buvo akivaizdu, kad Dievas yra ir kad tai yra kažkas aukštesnio už žmogų. Ir anot Platono erosas veikia tokiais etapais. Pradžioj pakelia sielą nuo individualaus kūno grožio iki visų kūnų grožio, tada iki mokslo grožio ir pagaliau iki pačios grožio iš didžiosios raidės idėjos. Ką tai reiškia, kad pradžioj siela mato individualaus kūno grožį, ne? Tai yra žmogus pats, ne? Jeigu paimam lytiškumą, tai kažkas susižavėjo, kažkoks vaikinas susižavėjo mergina, ne? Tada jis pradeda galvoti, kodėl jinai jam tokia graži. Ir jis pastebi tam tikrus dalykus, kurie jį traukia, ir jis tada pastebi tai ir kitose moterise, ne? Bet nuo pradžios tai nesakyčiau, kad būtų kažkas neskaistaus. Nes tikriausiai eroso pradžia tokio, kuris keltų pas Dievą, neturėtų būti neskaisti. Arba neturėtų kilti, ta prasme, visiškai iš neskaistaus. Gal kažkur ten bus pakeliui vertimas į kažką labiau dieviško, ne? Labiau dvasinio. Po to, kai jis mato, kad visos moteris turi tą savo patrauklumą ir kažką turi bendro, jis pamato, kad yra tam tikras, kaip čia parašyta, kabutėse grožio mokslas. Tai reiškia, kad už to grožio yra kažkas daugiau paslėpta. Jis kažką komunikuoja ir tai turi kažko bendro. Pavyzdžiui, pas visas moteris, ne? Mes žinom, kad vyrą traukia tai, kas
yra ženklų to, kad moteris yra sukurta motinystai. Ir pagaliau, kai jisai pakankamai ilgai ieško, kasgi yra tas dalykas, kuris yra už viso to grožio, yra jo priežastis, jo logika, ar nežinau kaip pasakyti dar. Tai tada jisai pamato, kad iš tikrųjų yra grožis iš didžiosios raidės. Ir tai būtų Dievas. Nes ir bažnyčia moko, kad viskas, kas yra gera, gražu ir tiesa, tai yra iš Dievo. Ir tada žmogus supranta, kad erosas jį traukia ne prie, pavyzdžiui, moters grožio, kaip galutinio taško, kaip paskutinės stotelės, taip sakykim, bet kad per tai yra komunikuojama kažkas aukštesnio ir žmogus yra traukiamas būtent per kūnų grožį prie paties grožio, ne? Prie jo idėjos, prie Dievo. Ir tokiu būdu irgi vėl matome, kad lytinis potraukis, apskritai lytiškumas nėra kažkas svetimo religijai, mūsų tikėjimui, nes tai gali atvesti žmogų prie Dievo. Labai tai kelias yra nelengvas ir labai lengva pasimesti dėl geidulingumo, kurį minėjome, ne? Ir, pavyzdžiui, sumaišyti pornėją su erosu. Tačiau toks buvo kūrėjo planas ir mūsų dabar tikslas yra tarsi atsukti viską atgal iki pirmo pradžio tyrumo ir rasti Dievą būtent kūne ir lytiškume, kaip jisai ir norėtų būti rastas. Nėra tai vienintelis būdas rasti Dievą pasaulyje, bet yra gan stiprus ir visai užtikrintas, nes, kaip minėjome, lytiškumas yra būtent Dievo meilės ženklas. Tai turbūt teks tada, tenka giliai pasikapstyti vis tiek, kad atrasti Dievą kitame žmoguje, ar net savyje. Taip, ir apie tai jau nemažai kalbėjom, kad negalima kapstytis pačiam, reikia Dievo, nes patys žinome, kad pasikapstysim ne į tą pusę ir atrasim, net neatrasim, bet iškraipysim tai, ką atradom ir nebus iš to šventėjimo ir artėjimo prie Dievo, bus atvirkščiai toks puolimas į nuodėmę ir nutolsim nuo Dievo. Čia jau skamba kaip kirpimas į šoną, bet tu reikia Dievo dar, kad atrastum Dievą, žinai. Bet nediskutuosim šitą temą. Taip, net mūsų tikėjimas yra malonė. Visai. Bet geriausiai tai man tokia džiugi žinia, kad kiekvienas žmogus yra labai, labai gilus. Aš kiekvieną žmogų gali pažinti per visą gyvenimą ir tai dar nepažinti iki galo. Taip. Nes per jį pažįsti Dievo, o Dievas yra begalinis. Right. Ir vertas pastoviai pažinti, kas yra ir yra dangus. Tai Jonas Paulius II užeina net biškį toliau, sakydamas, kad tai, kas erotiška, tai reiškia susijęs su erosu, yra etiško forma. Tai reiškia, kad tai yra erosas priklauso etikai. Kodėl? Nes nepagarbiai ir neteisingai suprantant tuos dalykus, prie kurių mus traukia erosas, mes ir nerasim Dievo, o dar prie to ir turėsim pagundų išnaudoti tai. Ir tokiu būdu, kad teisingai suvoktume tai, ko esame traukiami per erosą, turime pagal Dievo planą su to sąveikauti, sakykim taip. Ir
dėl to tai yra uždavinys mūsų, kad tame, kas erotiška, palaikyti tą etiškumą. Tai yra etiškais išlikti ir, taip ir sakykime, moraliais, ne? Nes dažnai žmonės galvoja, kad atvirkščiai reikia atsisakyti erotiškume, tai kas yra tokio moralaus, ne, pagarbaus, etiško, kad pilnai tą erosą patirtume. Kas nėra tiesa, nes tada mes iškraipome visą tai. Ir apie tai gal kalbėsim toliau. Taigi, kad suprastume tą erosą lytinėse santykiuose ir apskritai lytiškume, turime užeiti biškį iš toliau ir suprasti, kad kiekvienas malonumas, kurį patirime čia žemėje, yra Dievo tokia ikona, sakykime. Nes Dievas yra kūrėjas visko, ką mes turime, išskyrus nuodėmę ir blogį, ne? Ir jisai tai padarė gerai. Ir jo valia yra, kad mums teiktų malonumų, pavyzdžiui, maistas, lytiniai santykiai, kita bendrystės forma ir panašiai. Jis to nori ir pavojinga yra sustoti ties to. Tai reiškia padaryti stabą iš kažkokio malonumo ir tiesiog jį pradėti garbinti. Senajame testamente Dievas, kai duoda įsakymus per Mozę, jisai sako, aš esu tavo Dievas, tu kitų dievų negarbinsi. Tai čia yra toks, kaip čia, namiokas iš Dievo, kad žmogus yra tokia būtybė, kuri yra sukurta garbinti. Mes negalime negarbinti. Ir turim tiesiog pasirinkti, ką mes garbiname. Ir visas garbinimas, kuris nėra nukreiptas į Dievą, vienintelį tikrą Dievą, tai yra stabų garbinimas, yra neteisingas garbinimas, yra mums žalingas garbinimas. Ir tokiu būdu gauname, kad jeigu mes sustojame ties kūrinio, bet kurioje jo formoje, ir garbiname kūrinį, mes esame stabmedžiai. O turime kūrinyje matyti Dievo grožį ir jo gerumą ir būti nukreipti to į jį patį. Ir per visus tos malonumus, visose tose malonumuose jam dėkoti ir garbinti jį už juos. Ir Dievas iš tikrųjų nori, kad mes patirtume kuo daugiau. Ane, jisai labai nori mūsų tokio kūniškumo turtingo, kad patirtume tą dovaną, kurią gavome iš jo. Pavyzdžiui, apaštalas Jonas savo pirmo laiško pradžioje rašo, kad kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Iš didžiosios raidės žodį. Tai yra apie Kristų. Sako, ką regėjome, ką patyrėme, ką rankomis čiopinėjome. Tai čia labai fiziškai jis kalba, labai kūniškai, ne? Ir būtent to Dievo potyrio pasaulyje kulminacija buvo, kai pats Dievas įsikūnijo ir atėjo į pasaulį, kad jis galėtų būti patirtas. Kad jis kuo arčiausiai mūsų būtų. Ir tai yra tokia pranašystė į dangų, kur mes galėsime su Dievu būti tokioj bendrystėje ir tokioj artumoj, kur galėsim jį patirti, vat kaip apaštalai Jėzų, bet dar daugiau. Ir iš tikrųjų Dievas mums neveltui davė 5 kūno pojūčius. Nežinau, ar mes apie šitą kalbėjom, bet įsivaizduokit, kad
galėjo būti pasaulis ir be 5 kūno pojūčių, ne? Galėjo būti mažiau. Kodėl, pavyzdžiui, reikia klausos būtinai? Gal visai regėjimų užteko? Kam jums kvapas, skonis? Čia nėra gyvybiškai būtina. Galėjo būti mažiau tų pojūčių. Dievas net 5 davė. Yra gyvūnų, kurie ten akli gyvena, ar be klausos, ar dar be kažko. Dievas nori, kad mes visą tai patirtume. Ir man labai gražus yra momentas, ištrauka iš Išėjimo knygos, kur Mozė mato tą degantį krūmą ir jis pritrauktas yra to grožio. Jis mato, kad krūmas dega, bet nesudega. Ir Mozė yra prie to krūmo traukiamas erosu, nes jis mato, kad čia yra visų pirma labai gražu, visų antra, čia yra kažkas antgamtiško. Tai yra krūmas nesudega ir aš visai įsivaizduoju, kad jis buvo toks žaliuojantis ir degantis, bet jam nieko nebuvo. Ta ugnis jinai nenaikino šito krūmo, bet jį pabrėžė kažkaip kitoj šviesoje išstatė. Šitą eroso traukimus Mozė prieina prie šito grožio ir dar kviečiamas Dievo, aiškus, Dievas jam sako, kad jis ateitų. Ir kai artėja Mozė, jisai sako, stop, čia yra šventoji žemė, nusink sandalus. Niekada ties to nesusimaščiau, kol nepradėjau nagrinėti kūno teologiją, kodėl jisai nori, kad sandalus nusiimtų. Gal su batais nelabai pagarbu šventoji žemėje, ne? Bet man atrodo, kad jisai dar nori, kad Mozė kojomis tą priliestų šventą žemę, kad būtų kontaktas su kūnu, kad ta artuma būtų dar didesnė. Čia kam įdomu yra 3 skyriaus pradžia. Išėjimo knygos? Išėjimo knygos, taip. Ir tokiu būdu žmogus turėtų visus tuos dalykus gerus patirdamas galvoti, kodėl man, pavyzdžiui, neužtenka. Po valgio sėdim, dar norėtųsi, bet jau pilvas nesutalpins, ne? Vis dar noris. Ar ten, nežinau, pora po savo santuokinio akto kažkiek laiko praeina ir jie supranta, kad tai jos nepasotino iki galo. Arba su bet ko, po susitikimo su žmogumi išeinam ir atrodo kažko trūksta. Kodėl? Šitas klausimas kyla ir jisai gerai, kad kyla, nes tas žmogus gali susimastyti, o tai kas mane pripildys iki galo. Ir per šį kelią nueiti pas Dievą. Jeigu žmogus jau yra atsivertęs, jisai gali galvoti, koks skanus šiandien mano, užkandis. O įdomu, kokie užkandžiai būtų danguje. Ir kokia bendrystė yra danguje, kokia muzika danguje yra, ne? Ir taip jis galėtų dar labiau trokšti dangaus, nes suvoktų, čia žemė yra labai viskas gerai. Dievas nuostabus, labai man patinka visą tai. Bet žinau, kad tai manęs nepripildo ir žinau, kad danguje bus be galo daugiau to malonumo. Ir jis tau pradeda kontempliuoti tą dangų ir per šitą kontempliaciją jisai dar labiau nori į tą dangų. Ir neturime būti nei stoikais, nei priklausomai žmonėmis, tai yra neturime atmesti visų malonumų, sakydami, kad čia žemiški dalykai, aš priklausau aukštesniam pasauliui dvasiniam ir man šito visko nereikia, aš laukiu dangaus, ne? Ir taip pat neturime pasinerti visus tos malonumus ir juos padaryti stabais, ne? Bet, kaip sako Kristoferis Vestas, turėtume likti skausme. Pasibaigia malonumas, man kyla tas klausimas, kodėl, ir aš turiu pasilikti tame skausme. Ir ten atrasti Dievą.
Dievą, kuris pažadėjo, kad visi mano troškimai išsipildys danguje. Jeigu aš atmetu visus savo troškimus ir sakau, kad aš vien dvasinis, tai atėjus į dangų aš nustebsiu, jeigu ateisiu, nes nebus kam išsipildyti ten, nes aš visus savo troškimus slopinau, užkimšau, neturėjau jų ir tada man tas dangus yra nieks. Iš kitos pusės, jeigu aš, pavyzdžiui, pradedu garbinti visą tai, pasidariau stabmeldžiu ir esu jau priklausomas nuo visų tų malonumų, tai aš tada neieškosiu dangaus, neieškosiu savo troškimų išsipildymo, nes aš bandau juos išpildyti čia žemėje. Ir tada nėra išeities. Ir taip. Iš tikrųjų, tai yra svarbu pasilikti tame skausme, klausti tuos klausimus ir per tai trokšti dangaus dar labiau, ieškoti dar labiau Dievo. Ir tada iš tikrųjų galime dvasiniais dalykais pasisotinti, nes liekame alkani, taip sakant, ane, ir ieškome jau Dievo. Tai tas alkis ir troškimas, tai yra erosas? Taip, kurį puoselėti turim, neužkimšti ir neišlepinti, kad tai nebūtų pornėja ar kitos priklausomybės. Mes kaip krikščionys tikrai turim tokią pagundą kažkaip nuvertinti tuos visus malonumus, laikyti juos žemesniais, nevertais ir panašiai. Tačiau Šventas Augustinas yra pasakęs, kad tie, kurie yra pasiklydę savo aistrose, yra mažiau pasiklydę nei tie, kurie prarado aistrą iš vis. Ir tai yra tikra tiesa, nes pažiūrėkim pavyzdžiui į palyginimą apie sūnų Palaidūną. Kas jį nuvedė iš tėvo namų? Alkis. Jis troško pasisotinti, jį erosas vedė, bet jis tą erosą išlepino. Tada pažiūrėkim, kas grąžino jį į tėvo namus. Alkis ir visai toks tiesioginis, literalus, nes kalbėjo, kad nėra ko pavalgyti, o pas mano tėvo duonos apsčiai, ne? Čia galim perkeltinę prasme galvoti apie tą pasisotinimą, kurį gali suteikti tik tai tėvas. Tokiu būdu jisai paklydo, tačiau ir grįžo pas tėvą ir buvo puota ir jis suprato, kiek tėvas yra svarbus jam ir kad tik tai jisai gali jį pasotinti. O vyresnis sūnus, jis erosų neturėjo nuo pat pradžių. Ir jis nemoka linksmintis, pavyzdžiui, kai ateina sūnus mažesnis, o ne jaunesnis, jisai pavydi jam, sako, kaip čia taip. Aš visada su tavim buvau, tu man net veršiuko nedavė, ne? Jisai pavydi, nenori linksmintis. Jo tikėjimas buvo užspaustas legalizmo rėmais, kad aš darau šitą, tu man Dieve duodi tą ir viską. Jis nebuvo kontakte su savo erosu, ne? Ir tuom yra pavojingas tas toks stoicizmas, neigimas visokių mūsų potraukio, poreikių ir panašiai, nes mes tada nesuprantame, kodėl mes trokštame Dievo. Neturim per ką suprasti, kad mes trokštame Dievo ir kad mums jo reikia, ir per tai mažiau jam atsiveriame. Ir kaip nekeista, atsiverti labiau Dievui padeda maistas, draugystės, lytiniai santykiai ir panašiai. Tokie malonumai, kurie yra mums prieinami čia žemėje. Ir slopinamas erosas buvo labai ilgą laiką. Ir būtent
tai prirašyta buvo bažnyčiai. Kodėl ir buvo sėkminga tokia seksualinė revoliucija? Nes žmonėms taiga atsilaisvino visą tai, kas buvo represuota ar užspausta. Išsiveržė tiesiog. Bet dėl to, kad tai buvo labai ilgai užspausta, dėl to, kad tai buvo taip ilgai represuota ir taip stipriai, nors bažnyčios mokymas niekada neneigė, kad ir lytiniai santykiai, ir apskritai visi malonumai, kuriuos teikia žemiški dalykai, kad tai yra blogai. Niekada bažnyčio to nemokė. Tik tai žmonės savo tokį įspūdį susidarė. Ir kai tai išsilaisvino, tai tapo kažkuo beprotišku. Tai buvo tikra revoliucija ir net tokia, sakyčiau, negailestinga žmonėms. Nes atsirado daug tokio nedorumo, ne? Ir labai panašu į tą sūnų palaidūną. Tai turėtume dabar laukti, kad šiuolaikinė visuomenė suprastų, kad iš to nepasisotina, kad dar giliau einant į amoralumą negauni daugiau pasitenkinimo. O tas pasitenkinimas jisai tampa tarsi prieblando, jis praranda visokias spalvas ir visokį skonį. Jau nėra nieko panašaus į tai, ką gaudavai pirmais kartais. Tai laukiam, kol visuomenė kaip čia atgailaus, supras, kad tai buvo neteisinga ir grįž pas tą vienintelį, kuris gali jo prisuotinti visus. Čia matome ir visokių nešvankių juokelių ar tokių labai ant ribos temų, kur ar su lytiškumu susiję, ar su žiaurumu, ar su kažkokiu juodu jumoru ir cinizmu. Matome viso šito šaknis. Nes viskas, kas represuota, gali būti po biškį taip atlaisvinta, garas nuleistas per tokius visokius pokalbius. Apie tai, pavyzdžiui, rašo ir Balys Sruoga savo kūrinyje Dievų miškas, kur sako, kad tiems, kas yra koncentracijos stovykloje, beveik būtina yra keiktis. Bet čia būtina yra kabutėse. Turiu omeny, kad tai buvo jų tokio susitvarkymo mechanizmas, kaip atlaikyti visą įtampą, kaip ją išleisti, kaip tą pyktį išleisti, kažkokį nepasitenkinimą ir panašiai. Ta pastebėjau ir Ukrainoje, kur kariai, kurie yra grįžę iš fronto, jos galima iškart pastebėti, net jeigu uniformos nėra, nes jie keikiasi belį kiek. Ir čia nėra vienintelė problema, jie taip pat turi problemų su priklausomybėm. Irgi tas būdas užkimšti tą skaudančią skylę, kurią gali užpildyti tik Dievas. Ir užkimšimas yra kažkokiais malonumais ar būdais tą garą išleisti, ne? Nesakau, kad visi kariai tokie yra. Tikrai sutikau tokių, kurie yra su Dievu ir dėl to išlaikė dar tą blaivumą ir santūrumą, galima sakyti. Nors tai tikrai nėra lengva, bet karas kaip tik parodo, kad žmogus pats iš savęs beveik nieko negali. Ir atsiranda asmenybės įrimas, jeigu nėra į ką atsiremti, būtent kalbant apie Dievą. Tai žmogus vis bando rasti, kaip išreikšti tą erosą, kaip jam duoti išeiti, tačiau dažnai jį persuka ir panaudoja blogai.